Tai visgi, kas yra šlapimo pūslės uždegimas? Šlapimo pūslės ar šlapimo takų uždegimas, ar tiksliau infekcija, dar yra kartais vadinama tiesiog cistitu. Dažniausiai cistitas pasireiškia dažnų skausmingų šlapinimusi po truputį, nuolatinių norų šlapintis, kraujų šlapime ir panašiai. Ši infekcija prasideda tuomet, kai pūslėje pradeda sparčiai daugintis patogeninės bakterijos, arba kitaip tariant, ligas sukeliančios bakterijos. Cistitu bent kartą gyvenime suserga apie 50% moterų, tai yra viena iš labiausiai paplitusių bakterinių infekcijų Europoje. Apie 30% moterų susiduria su vis pasikartojančia infekcija arba cistito simptomus jaučia nuolatos. Toks cistito tipas vadinamas lėtiniu cistitu. Ir deja, gydytojai ne visada žino, kaip tinkamai gydyti cistitą. Kodėl taip yra? Tam yra keletas priežasčių. Testai, kuriais diagnozuojama šlapimo pūslės infekcija, yra nepatikimi. Įrodyta, kad šlapimo pasėlio testas neaptinka net 50% ūmių infekcijų ir net apie 80% lėtinių infekcijų. Taigi, jeigu tau pasireiškia cistito simptomai, bet tavo šlapimo testo rezultatai yra neigiami, tai dar nereiškia, kad infekcijos nėra. Svarbiausia yra simptomai. Kita problema yra ta, kad trečdaliui moterų trumpo antibiotikų gydymo kurso tiesiog nepakanka. Taigi, jeigu tavo cistito simptomai po antibiotikų gydymo pilnai neišnyko arba vėl atsinaujino, tikėtina, kad infekcija dar nėra pilnai išgydyta. Neišgydyta infekcija gali tapti lėtiniu cistitu. Ir galiausiai, deja, ne visi gydytojai žino, kad lėtinis cistitas nėra tas pats, kas ūmus cistitas, ir jų gydymo būdai yra visiškai skirtingi. Kas yra lėtinis cistitas ir kuo jis skiriasi nuo ūmaus cistito, sužinokite užsukę į www.lcistitas.lt.